Šiame video pristatome naują rinkos hitą – Agromaš Aquila Drive pneumatinė sėjamai. Ji gali būti komplektuojama su gamykliniu arba įsibus valdymu. Šiuo metu galima rinktis iš 3 arba 4 metrų darbinio pločio, tačiau jau testuojama 6 metrų sėjamoji. Įdirbimui naudojama diskų sekcija, pasirinktinai komplektuojama priekinė lyginimo lenta. Bunkeris vientisas arba 2 dalių versija su trąšų įterpimu, o bendra talpa 3250 litrų. Įsibus versija naudojama patikima ir populiari Müller elektronika, o orui pūsti Punker ventiliatorius. Klientai taip pat gali rinktis užsikimšimo daviklius ant sėklų skirstytuvo. Sėklų įterpimui naudojami 2 diskų naragėliai su reguliuojamu spaudimu ir kopijuojančiais ratukais, už kurių gali būti papildomai montuojamas ir raketėlės. Važiuoklės pakėlimo mechanizmas sukurtas taip, kad vidurinė sekcija pakiltų transportavimo metu ir nebūtų apkraunama nelygiuose lauko keliukuose. Aquila Drive tai optimalus sprendimas ūkiams ieškantiems efektyvios sėjos už protingą kainą.